Dirbtinio intelekto mokymui reikalingi milžiniški kiekiai duomenų. Nemaža dalis šių duomenų yra autorių teisėmis saugomas turinys. Jis, neatsiklausiant, neinformuojant teisių turėtojų, yra naudojamas dirbtinio intelekto mokymams. Esu Agnė Mikštienė, Kurk Lietuvai projektų vadovė, ir jau pusmetį nagrinėju dirbtinio intelekto ir kūrėjų problematikos klausimus. Konkrečiai sprendžiu atlygio kūrėjams už jų turinio panaudojimą dirbtinio intelekto sistemose problemą. Europos šalyse dirbtinio intelekto kompanijos remiasi teksto ir duomenų gavybos išimtimi, kuri numato teisę autorinį turinį naudoti teksto ir duomenų gavybos tikslais, neatsiklausant autorių ir neišmokant jiems atlygio. Toks panaudos atvejis yra kritikuojamas ir bus iš naujo vertinamas Europos komisijos, siekiant nustatyti, ar jis atitinka Berno 3 žingsnių testą. Amerikoje dirbtinio intelekto kompanijos remiasi sąžiningo naudojimo doktrina, kuri irgi yra kvestionuojama ir šiuo metu vykstančioje teismo byloje New York Times prieš OpenAI. Dirbtinio intelekto kompanijos nenori mokėti atlygio, nepaisant to, kad generatyvinio dirbtinio intelekto rinka sparčiai auga. Tyrimai teigia, esą netgi 3 kūrybinės profesijos patenka į top 15 profesijų, kurių daugumą funkcijų bus galima atlikti dirbtinio intelekto įrankiais. Tuo tarpu kūrėjai imasi kitų apsauginių priemonių, siekdami apsaugoti savo turinį nuo patekimo į dirbtinio intelekto mokymo rinkinius. Jie naudojasi vadinamuoju opt-out mechanizmu, kuomet skaitmeniniu būdu nurodo, jog neleidžia savo turinio naudoti dirbtinio intelekto mokymams. Kūrėjai diegia duomenų nuskaitimą blokuojančius įrankius. Kai kurie jų ėmė netgi nuodyti savo turinį. Tai yra daroma pakeičiant skaitmeninio kūrinio pikselį, kuris žmogaus akiai nėra matomas, bet kai toks užnuodytas turinys patenka į dirbtinio intelekto sistemas, jis jas susargdina. Tai yra išmoko generuoti neprognozuojamą ir užklausoms nepaklūstantį turinį. Ir vis dėlto, jeigu autorių teisės saugomas turinys yra toks svarbus, kodėl už jį kompanijos nėra linkusios mokėti? Jei visi kūrėjai ras būdų neleisti jų turiniui papulti į dirbtinio intelekto sistemas, kokia ateitis laukia šių įrankių, ar tik dirbtinio intelekto kompanijos nepjauna šakos, ant kurios pačios sėdi? Gera žinia ta, kad jau yra kompanijų, kurios tai suprato ir jos imasi savanoriškų iniciatyvų ir pradeda mokėti atlygį už dirbtinio intelekto mokymams naudojamą turinį. Tačiau, kad ir kokios geros šios naujienos, svarbu suprasti, kad tai tik pavieniai atvejai ir dauguma dirbtinio intelekto kompanijų visgi renkasi to nedaryti. Ypač mažus šansus atlygį gauti turi mažieji kūrėjai, kurie yra nepajėgūs derėtis ir teisti su dirbtinio intelekto gigantais. Todėl atlikau išsamią analizę, kurioje aprašiau ir palyginau galimus atlygio modelius. Juos išskyriau į 2 pagrindinės kategorijas – individualūs ir centralizuoti. Individualūs yra sąlyginai greitas ir paprastas sprendimas, kuris iš dalies sprendžia atlygio kūrėjams problemą. Tik iš dalies, nes šis modelis neužtikrina vienodų sąžiningų, skaidrių ir efektyvių sprendimų visiems kūrėjams ir visoms dirbtinio intelekto kompanijoms. Tinkamesnis mechanizmas atlygiui rinkti ir jį teisingai išmokėti visgi būtų naudojant konsoliduotą, centralizuotą sprendimą. Galima svarstyti jau egzistuojančių panašių sprendimų pritaikymą, todėl analizėje išsamiai aptariu atvirų duomenų portalo ir kompensacinio atlyginimo pavyzdžius. Centralizuoti sprendimai užtikrintų turinio panaudos skaidrumą, tinkamiau apsaugotų autorių teisės, sudarytų vienodas sąlygas kūrėjams gauti teisingą atlygį ir dirbtinio intelekto kompanijoms užtikrintų vienodas galimybės pasiekti mokymams reikalingus duomenis, nepažeidžiant autorių teisių, sudarius vos vieną sutartį su vienu administratoriumi. Šią temą jau atlikta nemažai darbų, o juos tęs Kultūros ministerijoje buriama autorių teisių grupė su tikslu 2027 metais Lietuvos pirmininkavimo Europos tarybai metu teikti teisinio instrumento inicijavimą dėl atlygio kūrėjams dirbtinio intelekto kontekste. Ačiū už dėmesį ir kviečiu tęsti bendradarbiavimą LinkedIn platformoje.